Aukosiu viską, kad mano žaidimas stipriosiomis pusėmis būtų tikslus perdavimai ir kamuolio valdymas. Žinau, kad galiu dar gerinti savo žaidimą, todėl pažadu kasdien jausti tobulėjimo alkį. Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovėnija ir Malta. Sveiki atvykę į Alytų ir šiandien čia su jumis sveikinasi Ramūnas Jakubauskas ir Karolis Tretjakas. Šiandien čia ne Lietuvos futbolo A lyga, ne Lietuvos futbolo pirmoji lyga. Šiandien čia Alytuje, Alytaus centrinėme stadione rungtyniaus Moldovos ir Lietuvos 17-mečių rinktinės. Kasiutkus, tas pats komandos kapitonas Kipras Kažukolovas. Na, tačiau pasirenka kitą variantą. Milašius. Nu, čia pavojinga ir kamuolys skrieja visai šalia Virpsto. Mūsiškių pusėje. Ir labai jau, labai. Dar baudos smūgis. Vertina 30 metrų ir lietuvių namų darbai čia. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir ten pavojingas rikošetas. Pavojingas rikošetas nuo Rumunijos futbolininko. Įžaisti kamuolio kitas Milašius, siunčiamas jis į baudos aikštelę. Puikus perdavimas. Labai pavojingai. Varžovai prie pirmojo virsto šiek tiek paslydo jo komandos draugas ir čia toks klastingai kamuolys atsimušė į žemę. Čia dabar gali būti ir pavojinga. Ne, vis dėlto Titui Aukštuoliui nepavyko persimesti kamuolį per vartininką, o nematėme, kad būtų pridėta laiko. Greičiausiai štai, 45 minutės žaidžiama. Gudaitis. O štai žaidžia 1-1. Perdavimas. Ir dabar jau šliuožia link kampinio kairelės. Edgaras Sutkus. Edgaras Sutkus, puikiai uždarytas Gudaičio perdavimas. Iš tikrųjų, žiūrime pakartojimas. Tai, užteko elementaraus pasimesti kamuolį į kairę. Greičio persvarą ir viskas. Puikus perdavimas ir savalaikis Sutkus kirtimas. Ir 41 minutė. Lietuva 1, Moldova 0. Tačiau ir ši komanda turi ką įrodyti. Pauras su kamuoliu. Nepavyksta suklaidinti varžovo. Dabar gali smūgiuoti Paurą, taip ir daro. Tai išėjo labai užsivedę. Smūgis dabar, bet aišku, tokiais smūgiais Arijaus Bražinsko neišgazdinsi. Dėjo į elito, taip vadinamą į elito raundą, o čia dabar smūgis į vartus ir ten, kiek mačiau, Koskodano bandymas į finalinį etapą. Smūgis dabar į vartus, galingas smūgis į vartus, galingai smūgiuoja ten 18 numeris Titas Milašius. Aktyviai rungtyniavo šis. Labai aktyvus šis krašto saugas. Ir gali būti pavojingas, smūgiuoja dabar ten. Koskodanas. O dabar pavojinga. Ir dabar Arnas Pauras sugeba išmušti kamuolį, tačiau nuošalė ten fiksuojama ir... tačiau atsimuša kamuolys į Moldovos gynėją, tęsiasi lietuvių ataka. Ir dabar įvartį pelno 23 numeris Arnoldas Baulinas. Prisišaudė, rodo dabar į savo numerį. Puikus lietuvių įvartis, ir atrodo nebuvo toks jau ir sudėtingas smūgis. Kiek pavėlavo vartininkas su šuoliu, bet nereikia nuvertinti ir mūsiškių. Paulinaitis siunčia kamuolį į baudos aikštelę, puikiai pakeltas kamuolys, smūgis į vartus ir puikiai ten dabar žaidžia Sebastianas Agakis. Stabdo ten kamuolį lietuviai. Kažukolovas, smūgis į vartus. Netiksliai smūgiuoja Lietuvos 17-mečių rinktinės kapitonas. O čia aš, Ramūnas Jakubauskas ir mano kolega Karolis Tretjakas atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Iki. Nesvarbu, su kuo kovosime. Nesvarbu, savo aikštėje ar svečiuose. Nesvarbu, kokie sudėtimi žaisime. Būsime vieningi, atsidavę ir alkani. Visos komandos vardu pažadu, kad kausimės kiekvienose rungtynėse ir atnešime savo širdis Lietuvos futbolui.
Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovėnija ir Malta.